Sveiki pomidorų augintojai. Pomidorų, paprikų iš tikrųjų gegužės vidurys yra tas laikas, kada mes sodiname savo ilgai puoselėtus, augintus ant palangių pomidorus ir paprikas į nuolatinę auginimo vietą. Na, tie, kas pasėjo pomidorus kovo pirmą savaitę, iš tikrųjų yra šaunuoliai ir šiandieną manau, kad ne vienas iš jų iš tikrųjų turės kokybiškus daigus, kurias galės pasodinti į nuolatinę auginimo vietą. Na, jeigu mes kalbame apie kokybišką pomidoro daigą, tai jis turėtų atrodyti štai taip, kokie yra mūsų lysvėje. Na, negeri tie, netinkami tie daigai, kurie šiai dienai būtų sukrovę gausius žiedus, o dar labiau netinkamesni yra tie, kurie jau netgi galbūt ant jūsų palangės pradėjo megzti vaisius. Iš tikrųjų, norint turėti kokybišką derlių, reikia sodinti kokybiškus daigus pasėtus laiku. Jeigu mes kalbame apie paprikas, kurios taip pat yra ilgos vegetacijos daržovės, tai paprikas mes sėjame anksčiau, savaitę, dvi anksčiau nei sėjame pomidorų daigus ir tai darome vasario viduryje, vasario pabaigoje. Sodinant į nuolatinę auginimo vietą labai svarbu įvertinti sąlygas, įvertinti dirvožemį, įvertinti aplinką, įvertinti temperatūrą. Sodinti daigus reikėtų pasirinkti tokią dieną, kaip yra šiandiena, tai kai nešviečia aštri saulė, diena yra apniukusi, galbūt po lietaus, tai yra optimalus laikas. Temperatūra turėtų būti šiltnamyje apie 20 laipsnių. Ir nepamiršti pasodinus daigus, juos gausiai palieti. Tręšti, jeigu mūsų substratas yra pakankamai trąšus, tai tręšti reikėtų praėjus savaitę, dviem po daigų pasodinimo, o jeigu dirvožemis yra, vadinkime, mums kelia abejonių, tai galime nedidelę trąšų normą įberti kartu ir sodinant daigus. Dirvožemis, į kurį sodiname vieta šiltnamyje, mūsų paprastai šiltnamiai nėra labai dideli ir mes turime tokį pasirinkimą: sodinti pomidorus po pomidorų arba sodinti pomidorus į tą vietą, kur augo agurkai. Tai jeigu mes galime pasodinti pomidorų daigus į tą vietą, į tą lysvę, kurioje prieš metus augo agurkai, tai yra labai gerai. O tie, kurių šiltnamiai yra mažesni ir kurie negali sau leisti tokios kultūrų kaitos, tai reikėtų jau rugpjūčio mėnesį, nuėmus pomidorų derlių, pasėti sideralinį kažkokį tai augalą, galbūt tai būtų garstyčios, ir paauginus prieš šalnas įterpti žalią masę į dirvožemį ir taip pagerinti dirvožemį. Na ir šiandieną aš parodysiu jums ne tik pomidorų daigus, parodysiu skirtumus tarp pomidorų daigų, bet ir parodysiu rezultatą, kokio jūs galite tikėtis pasėję, pasodinę vienokią ar kitokią pomidorų veislę. Na, norėčiau kaip pirmąją ir labiausiai vieną iš perspektyviausių veislių mūsų turimų asortimente pristatyti pomidorus plomi, kurie turėtų puikiai tikti tiems pomidorų augintojams, kurie nesijaučia labai stiprus, kurie iki galo žino, ar jie augins pomidorų šiltnamyje, ar jie augins lauke, tai ši veislė idealiai tiktų, kadangi anot selekcininko jisai savo veislės aprašyme nurodo, kad šią veislę galima sėti tiesiai sėklas į dirvą ir tiesiog nereikia pomidorų daigų auginti nuo kovo mėnesio. Mesgi užauginame, šie daigai jau yra pasodinti ir iš sėklų, kurios buvo sėtos kovo 6 dieną. Štai taip atrodo kokybiškas pomidorų daigas, tinkamai pasodintas ir rezultate mes turėtume gauti štai tokius pomidorus, kurių svoris bus 100-120 gramų, pomidorai raudonos spalvos, ankstyva veislė ir pomidorai tinka tiek šviežiam vartojimui, tiek gali būti naudojami konservavimui. Antroji veislė, kuri, matote, nelabai ką skiriasi, galbūt pats augalas yra iš tikrųjų kiek tvirtesnis, tai yra aukštaūgė veislė, raisa, labai mėgstama mūsų augintojų. Kalbant apie šitą veislę, norėčiau pasakyti, kad tie, kas augina šitą veislę, pasirenka auginimui, tai turėtų iš karto suprasti, kad tai veislė, kuri reikalauja intensyvios priežiūros, tai reiškia laistymo, tręšimo. Jeigu abejojate, kad negalėsite tinkamai prižiūrėti, galbūt reikėtų rinktis ne raisą, o kažkokią tai kitą veislę. Matote, kad pomidorų daigeliai yra pasodinti
į nuolatinę auginimo vietą dar pakol kas nėra jokių atramų. Raisa yra aukštaūgė veislė, jai būtina įrengti atramas, kurios gali būti formuojamos štai ant šitų įtampų, tiesiog bus nuleistos virvės ir tai bus augalas pririšamas. Dar ką norėčiau pasakyti, yra labai svarbu nesutankinti į 1 kvadratinį metrą turi būti pasodinta tai yra 2-3 pomidorų daigai netankiau. Pasodinus tankiau mes turėsime nedaugiau derliaus, bet mažiau mums derlius bus menkesnis, augalai greičiau susirgs, bus sunku prižiūrėti, sunku genėti, todėl būtina žinoti, kad į 1 kvadratinį metrą pomidorų reikia pasodinti nedaugiau 2-3 daigus. Štai kaip mes esame čia pasodinę. Tarp augalų yra 40 cm atstumai eilėje ir tarp augalų 30 cm atstumai. Parodysiu vienoje vietoje 3 skirtingus pomidorus. Jeigu mes pomidorų sėklą vieną nuo kitos žiūrėdami vizualiai sunkiai, praktiškai mes negalime atskirti, visos jos yra apvalios, baltos, tai atskirais atvejais gali būti beicuotas, kažkokia tai kita spalva. Tai šiame plote mes matome aišku skirtumą tarp pomidorų daigų. Tie patys pomidorai, skirtingas jų aukštis, skirtinga lapelio forma. Tai viena iš veislių Venusas, pasižiūrėkite, kokie augaliukai yra. Ir štai augalas jau užsibaigė žiedeliu, tai žemaūgė pomidorų veislė, tokie kompaktiški augaliukai. Štai šitas augalas yra pomidorų veislės, kuri yra aukštaūgė ir, matote, skiriasi jau ir augimo aukštis, skiriasi ir lapo forma, ir pati lapo struktūra. Na ir dar vieną, ką noriu parodyti jums, tai veislės Bajaja augalą, kuris irgi akivaizdžiai skiriasi nuo aukštaūgės pomidorų veislės. Tai tiesiog jeigu pasėję sėklas ir pradėję augti daigams matote ryškų skirtumą tarp pomidorų daigų, nereikėtų išsigąsti, tiesiog daigai gali skirtis. Na ir veislė, kurios mes dar neturėjome asortimente, tai visiškai nauja veislė. Štai matote, daigeliai yra pasodinti, tai yra aukštaūgė veislė, užauginanti štai tokius nedidelius vaisius. Turėsime mes ją sekančių metų sezono asortimente ir veislė yra unikali tuo, kad tai bus pirmoji veislė mūsų asortimente pomidorų, kurie skirti džiovinimui. Na, iš tikrųjų, džiovinti pomidorai vis labiau braunasi į mūsų virtuvę, į mūsų patiekalus, mes labai visi mėgstame, bet veislių tinkamų džiovinimui iki šiol mūsų asortimente nebuvo. Kuo unikali ši veislė? Unikali yra tuo, kad vaisiai yra nedideli ir veislė yra tinkama, kaip ir minėjau, džiovinimui dėl to, kad džiūdami vaisiai išlaiko spalvą, išlaiko kvapą. Ir labai svarbu, norint turėti kokybiškus džiovintus pomidorus, kad nesutrūkinėtų odelė. Tai šios veislės odelė ir nesutrūkinės. Kaip ir sakiau, tiems, kas nori auginti džiovinimui skirtus pomidorus, mes juos galėsime pasiūlyti, kitais metais turėsime savo asortimente veislę. Na ir visai priešinga veislė, užauginanti didžiulius vaisius, tai yra veislė Fabiola, hibridinė veislė. Iš tikrųjų, turėtų rinkti šitą veislę tie, kas mėgsta didelius pomidorus, didelius vaisius, šviežiam vartojimui. Veislė yra hibridinė, todėl atspari lygoms. Na ir viena, ką reikia, norint užauginti tokius gražius ir didžiulius pomidorus, tiesiog tinkamai prižiūrėti. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, laistymas, tręšimas, optimalus dirvožemio turtingumas yra būtina šitai veisliai. Na ir dar viena pomidorų veislė, tai tiems, kas iš tikrųjų nori užsiauginti skanius ir didelius pomidorus, tai yra veislė ananas. Labai panaši veislė vaisiaus dydžių į veislę Fabiola, tik tai veislės pavadinimas tikriausiai jau pasako apie tą veislę nemažai. Vaisiai yra geltonai oranžiniai, tokie auksinės spalvos ir labai skanūs, aromatingi.
labai iš tikrųjų pagyvina tą pomidorų kolekciją ir jūsų auginamas pomidorų veislės, nes dideliais geltonais vaisiais pomidorų mes turime ne tiek daug. Ir dar ką norėčiau parodyti, štai matote, kad pomidorų daigai yra susodinti ananas veislės gan tankiau. Tai yra padaryta sąmoningai. Kartais mes turime iš tikrųjų ne vieną, daugiau daigų, negu mums reikia pasodinti. Na ir ranka nekyla išmesti turimus pomidorų daigus, tuo atveju mes pasodiname truputėlį tankiau. Ir po to augimo metu vėlgi reikia prisirinkti drąsos ir palikti tą veislę, tą augalą, kuris atrodo iš tikrųjų gražiausiai tuo metu, iš kurio mes galime tikėtis gausiausio derliaus. Kaip ir sakiau, bet jokių būdų nepalikite per tankiai augančių augalų, nes derlius bus tik prasties nuo per tankiai susodintų augalų. Na ir aš štai dar virvę prisirišau, tiesiog parodyti, kaip augalai bus vėliau pririšami. Bus įsmeigiamas smaigelis, virvė bus ištempiama ir kai pomidorai pasieks 30-40 cm aukštį, mes pradėsime juos pratinti prie virvės, būtinas bus genėjimas ir be abejo atramos reikalingos. Šita virvė bus kaip atrama aukštaūgiai veisliai, ananas yra aukštaūgė pomidorų veislė. Na štai šitame plote mes matome dvi veislės pomidorų, tai yra Paul Bic ir Paul Fast pomidorų hibridai ir štai taip atrodo mūsų daigai, kurie neužilgo bus persodinti va štai į paruoštą dirvą. Kaip ir minėjau, sodinsime ne visus daigus, išsirinksime, kadangi mums reikia ne visų daigų, mes turime daugiau nei mums reikėtų iš tikrųjų pagal plotą, tai išrinksime tuos tvirčiausius daigus, kurie mums atrodo iš tikrųjų galėtų užimti vietą mūsų šiltnamyje, iš kurių mes tikėtumėmės gausiausio derliaus. Dar norėčiau pasakyti, kad yra neteisingas tas skaičiavimas, nes paprastai pakelyje kai kurių veislių būna 10 sėklelių ir mes nusipirkę 10 sėklelių visada galvojame, kad štai ir turėsime 10 pomidorų daigų. Tai visada pirkdami 10 sėklų mes tiesiog įvertinkime savo įgūdžius, savo galimybės ir žinokime, kad iš 10 pomidorų sėklelių mes būsime pagirti, jeigu mums pavyks užsiauginti 6-7 pomidorų daigus kokybiškus. Na, kaip minėjau, dvi veislės, Paul Bic ir Paul Fast. Paul Bic yra truputėlį vėlyvesnė veislė, Paul Fast yra ankstyvesnė. Abi veislės užaugina raudonus apvalius pomidorus. Tai vertėtų, jeigu šiltnamyje auginate ne vieną veislę, pasirinkti tiek vieną, tiek kitą. Vienus pomidorus turėsite anksčiau, kiti derėti pradės maždaug po 10-15 dienų. Šitie daigai buvo pasėti kovo 6 dieną. Šiandieną mes turime gegužės vidurį, štai taip atrodo daigai, kurie mums užaugo per 60 dienų. Kokybiškas pomidorų daigas reikia skaičiuoti, kad užauga per 60 dienų. Štai rezultatas. Na ir dar viena veislė, tai yra nauja veislė mūsų asortimente. Manau, jeigu ir yra kas auginęs, tai galbūt iš atsivežtinių sėklų, tai svyrantis pomidorai. Matote, kokios įdomios formos yra lapai, kaip jie uždengia mūsų daigyno paviršių. Iš tikrųjų, veislė pomidorų idealiai tiems, kas nori auginti pomidorus lovelėje, kas nori svyrančių pomidorų, kas nori užsiauginti štai tokius mažus, labai skanius ir kvapnius saldžius pomidoriukus. Veislė gali būti derinama su kita smulkiavaisė veisle. Gerai jinai derėtų su veisle Bajaja, gali būti auginama su Venus, nes visos šios trys veislės užaugina mažus pomidoriukus. Kalbant apie veislę Bajaja, tai iš tikrųjų yra be galo derlinga veislė ir vienas augalas užaugina apie 750 pomidoriukų. Tai per daug neprisisodinkite iš tikrųjų tų daigelių, nes kartais toks gausus derlius gali būti jums per didelis, na tada dalinsite kaimynams. Venus vėlgi veislė, žemaūgė veislė, pomidoras šalia yra padėtas dar nepilnai prinokęs. Iš tikrųjų, galutinėme rezultate pilnai sunokęs pomidoriukas yra nedidelis oranžinės spalvos. Visos šios trys veislės pasižymi ypatingai skaniais ir aromatingais mažais vaisiukais,
kurie gali būti valgomi tiek visi, nepjaustyti, tiek galima pjaustyti, dėti į salotas. Ypatingai gerai tinka jie konservuoti su stambiavaisėmis veislėmis, kada mes stiklainio angas galime užpildyti šitais smulkiavaisiais pomidoriukais. Na, o dabar aš norėčiau pristatyti paprikų veislės ir pradėsiu nuo tų paprikų, kurios pastaraisiais metais iš tikrųjų sulaukė didžiausio mūsų augintojų susidomėjimo ir kurios kaip ir, jos veislių mes turime jau senai savo asortimente, bet pastaraisiais metais išplėtėme asortimentą, nes daržininkai iš tikrųjų susidomėjo šitomis paprikomis. Tai yra paprikos užauginančios nedidelius vaisius ir yra esančios aštraus skonio. Tas paprikas mes galime naudoti tiek kompozicijose sodindami, nes vaisiai yra pakankamai dekoratyvūs, jie pagyvina tą patį, puikiai kontrastuoja su pačiu žaliu augalu. Na ir be abejo, kaip ir visas daržovės, taip ir karčiasias paprikas mes auginame dėl maisto. Skiriasi aštrumas tų vaisių. Vienam labai sunku yra iš tikrųjų pasakyti, ar tai yra labai aštrios paprikos, ar tai yra švelniai aštrios, nes pas mus pas kiekvieną tie skonio receptoriai yra skirtingi ir vienam tai, kas iš tikrųjų yra be galo aštru, kitam galbūt atrodys vidutinio aštrumo. Todėl aš siūlyčiau augintojam atsirinkti tas veislės pagal savo skonio receptorius, auginti ne vieną, o kelias paprikų aštriųjų veislės. Kaip ir sakiau, gali būti naudojama šviežiam vartojimui, dėti į salotas, naudojamas konservavimui. Vaisius galima džiovinti ir naudoti kaip papildą ruošiant padažus, sriubas. O galbūt tai yra kaip ir floristinėse kompozicijose. Džiovinti vaisiai puikiai dera su sausų gėlių puokštėse vadinamuose. Na ir šiandieną kelios veislės, apie kurias aš norėčiau parodyti daigų. Štai matote, susodinti daigai, išlaikyti atstumai vėl 40-30 cm. Daigeliai yra susodinti kaip ir į tarp tokio tinklo. Sėklos buvo pasėtos kovo 1 savaitę ir papriko šiai dienai, gegužės vidurys, daigeliai yra pasodinti nuolatinę auginimo vietą. Ką norėčiau pasakyti, nesodinkite paprikų per anksti. Tinkamas sodinimui daigas turi turėti 15 lapelių, kaip tarkime tiek lapelių, kiek turi šis daigelis ir priklausomai nuo veislės jisai gali būti 20-30 cm aukščio. Tai jeigu kalbame, viena iš mūsų naujesnių veislių yra Kiljanas, aš rankose laikau ankštį. Žalios spalvos, subrendusios tos ankštelės yra tokios geltonai oranžinės auksinės spalvos. Vaisius yra pailgas. Na ir gali augintojai auginti šią veislę. Taip pat labai įdomi yra veislė Koral, kuri užaugina nedidelės ankšteles, apvales ir sienelės yra gan storos. Tiesiog labai augintojai mėgsta storasienės tas paprikas, tai nors šios veislės Koralo vaisiai yra nedideli, bet sienelių storis yra 2-3 cm. Viena iš aštriųjų paprikų tai yra Dekajan veislė, kaip matote, jinai pasodinta yra štai tokia dėželė, kur jinai gali ir augti. Galbūt truputėlį per tankiai yra šiuo metu 5 daigai, augimo metu pakaktų 4. Manau, kad mes vieną iš šitų 5 daigų, kuris atrodys mums prasčiausiai, augimo metu pašalinsime. Ankštelė panaši kaip Kiljano, kiek yra didesnė, skonis, kaip minėjau, aštrus. Ir dar viena veislė užauginanti kiek trumpesnės ankšteles, tai yra hibridinė veislė Draki. Veislė atspari ligoms, yra hibridinė veislė. Kaip matote, augalėlis yra irgi suformuotas, daigas pasodintas ir vėliau, manau, po kokių 3 savaičių mes galėsime genėti ir genėjimo metu palikti, priklausomai nuo to, kaip vystysis augalas, 3 arba 4 šakas. Ir dar viena veislė, kurią noriu pristatyti, tai yra paprikų veislė Pikilo. Ypatingai turėtų sudominti tuos augintojus, kurie nori užsiauginti ekologiškas daržovės. Tai šios paprikos veislės sėklos yra ekologiškos. Kalbant apie ekologiškas sėklas, norėčiau priminti tai, kad
kartais mūsų daržininkai galvoja, kad aš nesugebėsiu auginti ekologiškai be trąšų, todėl man ekologiškos sėklos, kaip ir nėra aktualios. Tai kalbant apie ekologiškas sėklas ir apie veislės mūsų parduodamas, pliusas didžiulis yra tame, kad ekologiškos sėklos, veislės, kurias mes platiname ekologiškų sėklų, yra atsparesnės ligoms ir nepalankioms auginimo sąlygoms nei įprastinės. Tai reiškia, veislės puikiai dera skurdžiose dirvose. Tarkim, jeigu jūs ir nesate prisiekęs ekologas, vis dėlto kažkuriuo tai tarpsniu naudosite trąšas ar sodinsite daigus į patręštą mineralinėmis trąšomis dirvą, tai vienaip ar kitaip, siejant ekologiškas sėklas, reikėtų atminti, kad veislės yra atsparesnės nepalankioms auginimo sąlygoms nei kitos. Na ir daug aš pristačiau nemažai smulkiavaisių paprikų veislių. Labai populiarios Lietuvoje yra ir kubinio tipo veislės, užauginančio štai tokios formos vaisius, kaip ir toks nupjautas kubas. Veislė Ingrid užaugina būtent tokius vaisius, tik tai vegetacijos pabaigoje vaisiai tampa štai tokios rudos, galima sakyti, tamsiai bordos spalvos, bet forma išlaiko tą pačią, vaisiai užauga stambus, storasieniai, labai gero skonio. Ir kaip matote, paprikų daigelis vėlgi pasodintas į dirvą, naudojame štai tokią auginimo techniką, tiesiog, kad daigas jaustųsi tvirtai ir augimo metu jisai neišvirstų. Priklausomai nuo veislės augumo, vėliau mes dar piname vieną tokį tinklą ir sudarome optimalias auginimo sąlygas tarp štai tokio tinklo. Tiesiog mes nerišame, bet naudojame štai tokią technologiją. Na ir dar viena paprikų veislė, užauginanti irgi gan stambius vaisius, saldaus tokio aromatingo skonio, vaisiai yra sultingi, tai veislė Lamujo. Ilgi vaisiai, 18-16 cm, veislė ypatingai tinkanti tiems, kas nori įdaryti paprikas mėsa ar kažkokiamis tai daržovėmis dėl savo didelių vaisių ir tokio erdvaus vidaus, į tas paprikas puikiai galima įdaryti paruošti mums patinkančius patiekalus. Ir dar dvi veislės, kurias mes turėsime sekantį sezoną, tai veislės Sakura ir Monanta. Veislės, kurios užaugina taip pat nedidelės ankšteles ir ypatingai tinka auginti konteineriuose, pastatomuose vazonuose. Veislė Monanta užaugina smulkesnės ankšteles, veislė Sakura yra nedidelio augumo ir užaugina 100-120 gramų ankšteles. Ypatingai tik veislės gali būti auginamos kartu ir skiriasi tiek vaisiaus spalva, tiek vaisiaus forma, tiesiog toksai labai organiška ir įdomi paprikų gali būti puodynė, lovelis ar kita talpa. Paprikos puikiai auga ne tik šiltnamio lysvėje, bet ir talpose. Na ir belieka palinkėti gero paprikų, didelio ir gausaus paprikų derliaus ir atminkite, kad 50 gramų paprikos yra visa jūsų vitaminų dienos norma. Tai vietoj vienos tabletės geriau 50 gramų paprikos.